Done. One, two, three. One, two, three, one, two, three. Новas video. Ką? Reikia patyrinti muziką, įsijungti sporto režimą ir judėti. Gerai, reikia apšilti. Nusireguliuosim štangą. Šiandien high baras ir pečiai, biški handstandai. Kažką padarysim. Naujas video. Visas garsas mane akis drasko. O. Reikia apšilti. O. Sušilo, kol atsinešiau štangą. Mostas 1, 2 ir žiūrim. Jo. Svarbiausia dalis oldschool'as. Oldschool'as apšilinėja, žinot kaip, dėkim bandėjimų pratimai, o štanga ir 10 su tuščia pritupim. Buf. O. O. Nežinau, ar buvo 10, bet kažkas į tą pusę, reikia pastikrinti gylį. Sloga žudo, turim naują stovą, galim grįžti back on track su video ir kažką bandyti. Nesimato kampo, bet kažkas į tą pusę. Tai planas stop, su 108 kiek išeina ir tada 5-5 šiam procentų. Tai gal su 100 kg padarysiu 5 po 5. Tai žiūrėsiu kaip eina, o dabar sloga dabar vis dar reikia užsidėti šiam. Toks visiškas off-seasonas, stiprinam kelius, jokių diržų, jokių ankelių, jokių squat plagų ir taip toliau. Tai ravas visiškai pritupimai, svarbiausias pritupinti kelius. Jeigu turit problemų su keliu, darot pritupimus su savo kūno svoriu, 3 po 20 ir to užtenka. Man to neužtenka, todėl dedu svorį ant štangos. Tai tikslas vis tiek kiek įmanoma išlaikyti tą 90 laipsnių kampą, nors jo neužtenka varžybose, reikia sėsti žiškai žemiau, bet kažką pabandysim išgaminti. Tai pritupimų blokė, dabar višlai low barų nedarau, bandau tupti high barų 3 kartus per savaitę, procentai gana maži, bet tiesiog pastiprinti savo sielą. Tai sielą stiprinu pritupimais. Kadangi krūtinė kabo čia, tai atsisekau biškį spaudimų kažkurio laiko ir paspausim daugiau pečiam. Važiuojam. 5. Jo, dedam drąsiai 100 ir važiuojam toliau. Biški, kadangi dešinis kelias yra operuotas, tai labai sudėtingas tais high baras. Čia tampa kelias dominuojantis, mažiau negu klubas. Aš low barą galėčiau treniruoti praktiškai visą laiką ir jokių kelių problemų nebūna. Kai pradedu treniruoti high barą, turiu pradėti stebėti, kaip jaučiasi kelias. Įsivertinti gana yra sudėtinga, nes jisai neklinksi tik tais prisėdus žemiau negu 9 laipsnių kampą. Bet nauda man būtų išlaikyti amplitudę. Padusau. Sloga žudo. Jeigu kažką norėčiau kaltinti, tai orą. Iš esmės klimatas jisai daug ką turi. Paskutinį štangos spaudimą dariau Turkijai.
turėsiu video įkelsiu dabar irgi čia. Esmė tame pats įdomiausias dalykas, štangas spaust, kai nėra nei vieno reguliatorio. Tik tais per vidurį ir turi išlaikyti kiek įmanoma simetriškai spaudimą. Bet ten 100 pm pasispaudė. Tai buvo visai smagu. Dabar šita štanga irgi gera. Jis yra 28,5 mm. Dažniausiai jis būna labai siauras apačioje salėje ir nesijaučia visas klinks. Jis gana kieta, tik tais norėtasi čia per vidurio kietesnės tokios dalies pritupimą. Tada iš viso jaustųsi puikiai. Aš dar vis kolektyvą su slaga, vis tiek norėjau jums sukurti video. Šitas video yra apie nieką, apie sielą šiandien ir apie pamąstymus. Tai kiek įmanoma dabar treniruočių blokas yra skirtas keturgalviui ir pečių auginimui. Ir kai kokiai traukai. Matysim, ar kažkas gausis iš šios rugsėjų. Yra 3. Nėra sunku, yra daugiau baisu, kaip kelias jaučiasi, bet iš tikrųjų labai smagu tūpti haibaru. Čia yra vienas mano mėgstamiausių pritupimų. Tikrai daugiau smagiau ir daugiau yra naudos negu laubaras. Vis tiek laubaras jisai skirtas maksimaliam svoriui. Ir minusas ten, kad klubas dominuoja. Trečią padangą, dedam 100 kem. Pasikeisim rakursą, pažiūrėsim, kaip kampas atrodo iš šiandien. Trys padangos 2 kartai. O, jaučiuosi. Skaniai. Nėra baisiai sunku, bet žiūrim, ką mes čia kiek pritūpiam. Visai neblogai, bet tas kampas ir langas, sakys, drasko. Dedam 100 šiam ant vieną. Jei būtų smagu turėti dar vieną kampą, tai su telefonu. Šimtą šiam vieną kartą. Svoris jau trapsa drasko. Pratęs buvau prie žemo paėmimo. Tai čia atrodo, kad iššoks trapecija. 100 šiam. Keičiu į 108. Planas. Bent vienas pakartojimas tinka. Bet žiūrėsim, kaip eis, kaip jausis, kiek gausis. Jo. Yra toksai kličias biškai, kad kaip ir būtų galima ant 10 dėti. Dar vieną 10. Tu štanga didesnė, bet dedam 20. Ir visus 4 padangos. Aukštas paėmimas. 108, kiek išeis aukštas paėmimas. Porą pakartojimų tinka 5 kartai, tinka 1 kartas. Ir žiūrėsim. Važiuojam. Bies kalbu, bet su kampu. Reikia gal biškį žemiau pabandyti prisėsti. Mažiau pakartojimų, žemiau prisėsti.
Nebuvo sunku, buvo malonu. Dabar 100 kg. 5 po 5. Ir matau saulę, žvaigždės. Palaukit minutę. Pritupimų hajus parėjo. Kažkaip nuo narkotikų būna. Viskas all good. 100, 5 po 5. Nors su 108 gana aukštyje gavosi. Dabar 5 po 5 su 100 kg ir pabandyti biškį žemiau prisėsti. Čia nėra 100%, čia yra dar žemiau, bet technika goes first, you know. Su skvotais done. Nepasiekiu kelio, bet pabučiuočiau už tai, kad gerai laiko. Ir irgi fone, be kalbų, pakaposim ant rankų atsispaudimus mažuliai. Biškį pečių sušilom su ant rankų atsispaudimais. 2 serijos. 10 gal tik repsas abiejosiuose buvo ne idealiausias, bet, kaip sakoma, TV neuskaitytų. Ir dabar light nusėmėm vieną padangą. Šiandien pečiom. Tikiuosi ne heavy. Jo, light. 6 po 5 su 70. Taip šilu su šiam. Iššaukam į 7 iš karto. Pažiūrim, kaip šiam jaučiasi. 3, 4, 5. Čia reikia saugot mikrofoną. Tai pakalbėsiu gal į pauzės, o gal ir mažai kalbėsiu, kol spausiu 70. Pasižiūrėsim. We are team very lost. Your team very lost.
nes šiaip planas reikia kažkaip iki 100 kg daeiti. Best of the best buvo 100x5. Tai dabar po pečio tas dislokacijas, čia niekas nenori tokių svorio bandyti, bet adaptuotis reikia. Tai kaip žinoma, tikrai jisai persikelia į štangos spaudimą nuo krūtinės. Tai kokį dar bloką padarinėsiu čia. Ir tada reikės mokinti spausti štangą vėl nuo krūtinės. Bet dabar dirbam ties geresniu rytojum. 72 serija 5 kartai. Dar 70 kg pačiam yra vaikiškas svoris, tokie, kur va pilatės užsiminėja. Arba į kažkas į tą pusę, bet reikia judėti. Po rankų atsispaudimų sušinom neblogai. Bet čia aštom dar 6 po 5 būtų reikalų. Toliau 3 setai lieka. Gerai, gal dabar jaučiuosi, kad aš to eitų 6 po 5. Shoulder press, done, imam šokdinę ir 2 minučių pašokinėjam.
18 pem. Ką turim? 18 pem viena. Average'as 1.38, maksas 1.68. Patingėjo man sprintą, dar 12 liko. Du, 3, 5. Tai angliavandenius padeginimo. Nors įdomi ir aš. Neįdomi. Šiam 2% karpsų, tram 8% feto. Meilės rankinas deginam. Nu ką, komanda? Post-workout meal, get ready with me. Važiuojam. Kartais man tenka kokius šūdus reklamuoti. Bet šį kartą neėmiau, nes reikėjo reklamuoti galastuvą. Tai aš galvojau, jeigu reklamuosiu galastuvą, tai su kokiu peiliu. Suprantat? Tai jeigu jūs kažkas čia man iš tų savo aukščiau siunčiat galastuvą ir turit prekyboje peilių, tai siūskit ir galastuvą ir peilį kartu. Tai tada galėsiu reklamuoti. O jeigu siunčiat galastuvą, tai aš imsiu kažkokį jūsų prabangų galastuvą ir vis tiek imsiu savo Fiskarso peilį ir galasiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasiruošę. Jungiam, šildom, žiauriai paprasta, greita. Reikalingas popierius. Į popierių dzadzam jautieną. Jautieną. Čionais, hop. Iš savo firminį šiukšlių maišą. Išmetu. Druska, pipirai, steakhausas kažkoks tai. Tai dabar Teksas steakhouse. Važiuojam. Šitas nepakenks daugiau. Ir turim. Apsukam. Reikėtų čia palaikyti, ištrinti, bet niekas neturi tam to laiko. Viskas druska. Su gero. Damušam. Pabaigiam taisyklingai būtų. Viskas čia. Pasiruošę. Šitą išmetam. Turim. Gaminam savo firminį kebabą, tik tai jisai yra jau beveik dietinis. Tai daug ko nedėsiu. Bet ką dėsiu, tai pasidalinsiu su jumis. Čia biškį prispausiu, kol keista keptuvę. Philipsų pasinaudosiu. Dabar imam mažbliūdelį. Ką mes čia turim? Pekino kopūstas. Keičiasi sudėtis, matot, kebabo. Nebėra tų visų tokių prašmatnių dalykų, bet liko fainiausi. Op, 1, 2, 3. Brangiausia to dėsim dalyką į salotas. Supjaustau pekino kopūsto dalim. Op, 1, 2, 3, 4. Viskas plauta. Nekreipti dėmesio. Iš šiandien. Hop. Įsidedu. Hop, hop, hop. Vieną dalį. Turim šitos galim išmest, nors dar 3 sekundžių taisyklę nepraeinam. Ir va salotas. Varės po 2 eurus. Tikrai jų nedaug čia, bet kosmiškai. Kainos nelietuviškus. Supjaustam greitai. 1, 2, 3. Jo. Jeigu filmuočiau Instagramui, tai čia būtų klausapai. Niekas čia nenukrenta. Viskas gražu, siūrt vėliau nereikės, bet dabar greitai ir skaniai. Ir ką toliau turim? Toliau nusiplaunu dalį šitų. Dedam va pomidorą, kuris jau biškį pavargęs, bet dar garantinį laiko. Greitai susipjaustam. Čia bam, 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 bam.
1, 2, 3, 4. Viskas. Pomidorą įsikrėt mišinį. Panašu, jau keptuvė beveik ready. Tai, ryžiai jau out. Laikas stabilizuoti svorį iki 100 kg. Ir žiūrėsim, kas čia bus. 1, 2, 3. Bet vis tiek dar kebabų nepaleidžiam. Kebabas vienas svarbiausių dalykų dabar dar čia. Gerai. Kol kas čia dar neblogai sekasi. Čia. Bam. Tas jau pasiruošęs. Biškį prispaudėm. Dega kepa. Turim. Agurkas buvo. Paprikos biškį. Pusė paprikos. Jas neįsipjau. Nu ką. Čia. Paprika yra. Salotas beveik paruoštas. Biškį aliejaus. Dėl grožio. Citrinpipirių. Taip daugiau dėl skonio, o ne dėl grožio jau. Hup. Ir dar dedu baziliko. Viskas. Per daug. Išsimaišau. Šaukštai visi skalbykloje. Baisu čia. Ir išsitrinu. Buvo pirma dalis ready. Imsiu tortilės. Naudosiu Santa Maria. 3, 1, 2, 3. Viskas. Jokių padažų ant viršaus nedėsim. Va, salotų bliūdelis taip atrodo. Kopūstas, pekino, salota, pomidoras, paprika, agurkas. Aliejaus, citrinpipiriai ir bazilikas. Tai jeigu esate ant dietos, o tokios salotos ir mėsytės su lašai šajum. Jeigu ne, tai tortilės galite nebent paostyti. Ir viskas. Užtenka tada. Final produkt norit pamatyti. Ir last. Ir dan. Išsitraukiam. Čia turim po savim, ištraukiam, supakuojam, išmetam. Jautiena pasiruošus. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biški dar gal ir žalokai. Tai to sugalvosim, ką padaryti. Puf. Jup. False. Įsijungiu dar biškį. Ir tada čiučiu dar pakeitinu. Jeigu būna toksai feiliuks. Hup. Va. 1, 2, 3, 4. Užsegam. Užčiažinam. Ir darom. Pasikeitėm rakursą. Šitą dar biškį nuvalom. Hup. Į tą pusę. Jop. Dan. Išsivalom. Kol karšta bus ramu.
gyvenimiškai. Va. To reikės išsiplauti. Šitą galim išsiimti. Čia mėgstamiausia dalis su kaulu, valgoma atskirai. Ir žaidžiama dabar. Čia visas 2, 3. Dar 2. Hop. Išmetam. Nusivalom. Va. Žodžiu, vieną tortilę dedu kelis vagabalus, daugmaž 4 arba 3 ir tada pasidalinu ant tų 3. Dedu salotas. Jeigu būčiau ant svorio auginimo, dėčiau Heinz kečupą, dėčiau tą žalią padažą įsitept. O dabar toks dietinis skanus variantas. Biški salotų, išsiskirstau, užsuku, apačią užspaudžiu, galima ir gražiau. Ir anglų. Daugiau kaip niekur netrūksta. Taip, gana jisai gardus. Prieskonį jautienos garbę dabar jaučiu, nes turėjau už seniau, reikia išnaudot Texas Steakhouse. Jo, va, druska, rudas cukrus, kalendra, česnakas, garstyčias, labai daug ko yra. Tai biški skonio receptorius drasko. Jautiena yra toks mano pagrindinis dabar šaltinis. Žiūrėsiu, kaip jausios. Ar tas kitas dar 3 tortilės, kurias liko suvalgysiu vėliau. Ar tiesiog vėl įsikepsiu jautienos ir taip sunaudosiu didžiąją dalį savo baltymų. Jeigu nenaudočiau tortilių, tai va, kečupą biškai gal įsidėčiau šalia. Tai tiesiog jautieną su kečupu sukalčiau. O dabar antras etapas, tai bus netgi ir tortilės nusimti. Arba dar paieškosiu paprastesnių. Nes Santa Marijos yra gala Karolinos. Atvėsiu, lietuvių va. 100 gramų, 300 kalorijų. Tai taip nėra mažai. Galima su pilnu grūdo sužaisti dar lėsiau. Tai kitas 2 suvalgysiu skaniai savo žiūrėdamas toliau filmą Saugusi. Mes laikomės. Jeigu patinka, like, subscribe and keep it real, bros and gears and friends and so on. And thank you for watching.